Sveiki olimpinio mėnesio dalyviai. Sveiki įsijungę antrąją olimpinio mėnesio pamoką. Praėjusią savaitę kartu su olimpiete Brigita Virbalyte kalbėjome apie fizinio aktyvumo naudą. Taip pat prašėme jūsų savo mieste rasti didžiausią ąžuolą, ten nuvykti kartu su šeimos nariais ir nusifotografuoti. Nuotraukas prašėme atsiųsti mums. Žinau, kad Lietuvos olimpinės rinktinės talismanas ąžuolas nekantrauja pamatyti jūsų nuotraukas, tad nieko nelaukdami pažiūrėkime. Praėjusią savaitę daug žaidėte, dūkote, mankštinotės, tikiuosi, kad įpratote dieną pradėti nuo lengvos mankštos ir tempimo pratimų. O šiandieną ir šią savaitę mes kalbėsime apie sveiką mitybą. Todėl man labai smagu pristatyti tikrą sveikos mitybos entuziastę, olimpietę, lengvaatletę, vidutinių nuotolių bėgikę Eglę Balčiūnaitę. Sveiki visi. Labas Egle, labai smagu tave čia turėti. Kaip tu šiandieną jautiesi? Puikiai. Labai gerai jaučiuosi. O tu? Aš irgi labai gerai jaučiuosi. Eglė yra iš tikrųjų geros nuotaikos užtaisas, daug juokiasi, visada šypsosi. Iš kur pas tave tiek energijos? Nežinau, turbūt aš manau, kad tai yra mano variklis judėti pirmyn. Ta prasme, pozityvas mane veža ir aš manau, kaip sakant, ir užvedu kitus. Taip. Sezonas lengvaatlečiams jau baigėsi, ar ne? Ką dabar veiki, atostogauji? Mano sezonas iš tikrųjų buvo kiek kitoks šiemet. Ne toks dėkingas, kokio tikėjausi, bet šiai dienai kaip ir atostogaujamės ir greitai kipsim į darbus. Egle, žinau, kad tu bėgioji ne su tokiais sportiniais bateliais, kaip pavyzdžiui, aš šiandieną esu apsiavusi, kad tie startukai sportininkų yra kitokie. Gal gali papasakoti? Iš tikrųjų, jo, šitie bėgimo bateliai yra kiek kitokie, negu jūs įpratę matyti, turbūt, ir su kuriais įpratę bėgioti miško takeliais ir panašiai. Jie yra, kaip matome, su tokiais spigliukais, 6 spigliais, kurie mums padeda iš tikrųjų geriau atsispirti į priekį ir greičiau bėgti ir visame kame. Jie yra labai lengvi, iš tikrųjų, turbūt. Čia yra mano vieni pirmųjų startukų, iš tikrųjų. Jie yra ypatingi, nes aš su jais iš tikrųjų turėjau tikrai ypatingų startų, greitų startų tame amžiuje ir panašiai. Tai kas toliau apie juos yra tai, kad jie sveria vos 100 gramų. Iš tikrųjų. Labai ploni. Ir jie labai ploni, iš tikrųjų. Net yra tokie nutikimai, kuomet tu tiesiog užsidedi naujus startukus ir darydama treniruotę jie gali įplyšti, nes jie yra tokie ploni ir trapus, bet jie yra greiti. Mums padeda greičiau bėgti, iš tikrųjų. Ta prasme, su paprastais nėra tas pats, kas yra bėgti su startukais. O kuriam laikui užtenka? Labai įvairiai, iš tikrųjų. Kitą kartą užtenka vienam kartui. Vienai treniruotė, bet būna, kad atlaiko iš tikrųjų ir porą mėnesių. Bet mes per porą mėnesių mes iš tikrųjų nenaudojam kasdien jų startukų, tai iš tikrųjų tai kainuoja pakankamai brangiai. O Egle, matau skylės abiejose bateliuose. Ar čia tu taip juos sunešiojai, ar kas čia yra? Ne, iš tikrųjų neėmiau žirklių, nekirpau jų, kad jie būtų dar lengvesni, bet visiems kyla šitas klausimas ir patiems sportininkams iš tikrųjų kyla klausimas, kodėl tos skylės iš tikrųjų. Aš manau, kad vis dėlto tai irgi yra, kad būtų jie lengvesni turbūt. Bet iš tikrųjų nežinau tikros funkcijos, bet visiems labai kyla šitas klausimas. Reikia turbūt klausti pačių šitų batelių gamintojų. Kodėl būtent? Bet gal pakabinti patogiau neštis, važiuokit. Žinai, kad nepamėsi. O Egle, kaip atsirado sportas tavo gyvenime? Tai sportas mano gyvenime iš tikrųjų yra neatsiejama dalis. Tai ir jisai atsirado turbūt. Galim sakyti, jo, aš visą laiką bėgiodavau kieme ten ir namuose ir visame kame, bet mano galbūt pats tas sportas, kai aš skaičiuoti, yra sportiniai šokiai.
turbūt nuo 6-7 metų, kuomet aš pradėjau darželį ir po to tiesiog dar 5 metus sportinius šokius. Tai bėgimas nebuvo tavo pirmasis pasirinkimas? Ne, tai nebuvo iš tikrųjų, tai buvo sportiniai šokiai ir aišku, po 5 metų teko nutraukti tai ir pasirinkau, kaip sakant, tokį kiemo gyvenimą ir lenktyniauti su kiemo draugais. Ir po to taip gavosi, kad mano kūno kultūros mokytoja 14 metų, kai aš buvau 14 metų, mano kūno kultūros mokytoja, jinai norėjo suorganizuoti mergaičių komandą estafetiniam bėgimui ir mus, kaip sakant, išvežti į tarpmokyklinės varžybas. Ir jis surinko komandą, nuvedė pas mano pirmąjį trenerį, kuomet mes galėtumėm pasiruošti tinkamai tom varžybom ir aš likau viena lig šiol. Tai va, ir tas bėgimas, va, taip ir atsirado mano gyvenimo, profesionalus sportas. Bet tu užsiminėjai apie sportinius šokus, tai aš tavęs čia taip nepaleisiu, žinok, paprastai. Ar atsimeni dar kokį sportinio šokio žingsnelį? Taip, aš manau, kad aš atsimenu. Nežinau, kaip gautus, ta prasme, atmintyje tai yra. Ir lotynų šokiai visada buvo mano aistra ir aš mėgstu taip pat ir pasižiūrėti tos sportinius šokius ir kai vyksta kokie nors čempionatai, tai yra žavu, tai yra gražu, tai yra menas. Ir taip, lotynų šokių galėčiau tam prisiminti. Čia, džaiva. Mes dabar paprašysime tavęs olimpinio mėnesio dalyviams parodyti mankštą kartu su ąžuolu, o taip pat ir galbūt vieną kitą šokio žingsnelį. Jeigu su ąžuolu arba su tavim. Žiūrim. Drąsiai. Na ką, šiandien mes susirinkom padaryti mankštelę, bet mes padarysim ją tokią kitokią iš tikrųjų. Ne šiaip mankštelę, bet tokia su pilna energijos, kad padarę ją mes jaustumėmės pilni energijos, pozityvo pilni ir kad visa diena būtų, kaip sakant, superinė, ar ne, ąžuolai? Pradėsim? Valio. Taigi, pradedam. Taigi, mes pradėsime nuo galvos ir judėsim link apačios kryptingai, ar ne? Pradžiai suksime galvą, ar ne? Bet darysim puslankį. Pradžiai nuo vieno peties, atgal suksim galvą ir iki kito peties. Ir taip pat keletą kartų, atsargiai, iš lėto. Aš gerai sakasi tau. Tai va, kitas, mes dabar darysim puslankį iš priekio. Nuo vieno peties iki kito peties. Lygiai taip pat lėtai, neskubėdami, ar ne? Sukame. Pasiekime vieną petį. Grįžtame atgal prie kito. Ir taip keletą kartų. Ir dabar suksime visą pilną ratą į vieną pusę ir į kitą pusę. Nu ką, dabar judam link pečių, suksime atgal keletą kartų. Teisingai, mes turime pajausti, kaip mūsų mintis nugaroje sueina, ar ne? Ir dabar sukame į priekį. Labai gerai, ąžuolai. Taigi, ar pajutai ką nors? Šaunuolis. Taigi, toliau, judame toliau, ar ne? Tai klubai. Mes dabar suksime ratuką. Labai gerai, šiek tiek. Pasukame į vieną pusę, pasukame į kitą pusę. Ir darysim dabar 8. Ąžuolai, čia tau, aš įsivaizduoju, tau yra labai didelis iššūkis, bet visi kartu mes galime išmokti tai. Taigi, sukame 8, ar ne? Į vieną pusę, į kitą pusę. Čia beveik kaip šokį, ja? Išmokau šokį. Tai va, pasukam. Labai gerai. Irgi keletą kartų. Gerai. Toliau. Ištiesiam kojytę ir padedam ją ant kulno. Ir siekiame. Vienas, atsistojame, grįžtame atgal pradinę padėtį, kitą kojytę pasiekėm ir vėl. Ir taip kartuojame keletą kartų. 1, 2. Tik stenkitės, vaikai, su ištiestom nugarom, ta prasme, nesikūprinti. Jeigu jūs negalite pasiekti pirštukų, tai nėra bėda. Ta prasme, visi mes esame skirtingi, skirtingo lankstumo, tačiau mes turime tiesiog pasilenkti ir pajausti, kaip mūsų tempiasi užpakalinė kojų dalis. 1, 2. Ir porą kartelį. Ir paskutinis mūsų apšilimo pratimas, tai bus priekiniam mūsų kojų pusėm, ar ne? Su skirtinga ranka paimam skirtingą koją, ar ne? Paimam. Jeigu aš imu su kairė ranka, tai aš turiu paimti dešinę koją, ar ne? Išlaikom lygsvarą, jaučiame tempimą ir iškeliam kitą rankytę. Opa! Yra. Ir tempiamės į viršų. Taip.
su kita pusė lygiai tas pats. Nenustebkite, kad mūsų pusės yra skirtingos. Tai yra visiškai normalu, kad jūs ant vienos kojos galite išsilaikyti ilgiau, o ant kitos prasčiau, kaip man dabar. Yra. Va, volia. Nu ką, apšilimą baigiam. Dabar pradėsim prie mūsų bombos mankštos. Varom? Varom. Taigi, turime atsistoti plius minus pečių juostos lygmenį, ar ne? Lenkiamės tiesiom kojom į apačią. Jeigu jums yra sunku, galite šiek tiek minkštais keliais ir sulenkti ir po truputį judame į priekį. Va, taip, iš lėto, palaikom ir grįžtam su kojytė. Ir vėl judam, sustojam ir judam, grįžtam su kojytė. Mes jau apšilsim ir mes pajausim, kaip mūsų presas, kaip mūsų nugara, kaip mūsų kojos tvirtėja iš tikrųjų su tokiu pratimėliu. Taip kad pabandom dar kartelį, Mūsų antras pratimas bus šiek tiek toks dinamiškesnis, ar ne? Mes padirbėsime ties savo blauzdomis, ties savo pėdomis ir šiek tiek pašokinėsim. Mes darysime kiekvieną pratimą 10 kartų, po 10 pakartojimų. Supratai, ąžuolai? Super. Volia, pradedam. Ir rankos ant klubo, ant juosmens ir pradedam šokinėti su pėdutėm. Į šonus 10 kartų. Šaunuolis. Dabar mes keičiam pusėm ir judam į priekį. 10 kartų. Ir dabar įstrižai. 10 kartų. Ir finalinis mūsų šuoliukai su abiem pėdutėm į viršų. Labai gerai. Ar sunku, ąžuolai? Taip, reikalauja šiek tiek energijos. Toliau, kadangi mes šiek tiek pašokinėjame, kad šiek tiek nurimti, mes padarysime pritupimų. Visų pirma, ką turime atkreipti dėmesį, kad mūsų nugaros būtų tiesios ir mes turime įsivaizduoti, kad mes sėdame ant nematomos kėdės, kuri kažkur čia yra, ar ne? Mes turime pasiekti tokį lygį, kad užpakaliukas būtų lygiagrečiai su grindimis. Tai va, atsistojame pečių plotyje. Labai gerai. Rankų, manau, nereikia čia laikyti. Mes turėtume, kad išlaikyti. Ligsvarą būtų mums patogiau, jeigu mes laikysime tiesiai, pečiai nuleisti ir sėdam. Atsargiai. Įsivaizduojame, kad mes atsisėdome ant kėdutės ir grįžtam į viršų. Ir taip 10 kartų. 1 ir 2. 1 ir 2. Bet jeigu jūs labai gerai jautėtės, jūs galite, aišku, užsidėti ant liemens. Bet turite iš tikrųjų išlaikyti ligsvarą ir labai įdėmiai iš tikrųjų, labai atkreipti dėmesį į savo nugarą, išlaikyti ją tiesiai, o ne sulenktai, kaip daro, sakant, sportininkai. Dabar mes turime padaryti planko poziciją ant ištiestų rankų. Tiesi nugara, viskas tvarkingai, pečiai nuleisti, mentis suglaustos ir bėgam. 1, 2, 3, kokį 10-15 sekundžių galite va taip. Jeigu esate labai ištvermingi, jūs galite ir 30 sekundžių. Ir bėgam. Nepamirštam kvėpuoti. Ąžuolai, nuėmė į laiką. Mums prireiks, aišku, kilimėlio, bet kokiu atveju, tai mes šiek tiek padirbėsime apie savo pilvukais, presais. Kaip jūs įsivaizduoja sportininkai su gražiais pilvo raumenukais, tai mes šiek tiek padirbėsime, jos suaktyvinsime. Ar ne? Atsigula. Atkreipti dėmesį, kad jūsų nugara turėtų būti priglausta prie grindų. Įsivaizduokite, aš nežinau, turite sutaupytus kokius 20 eurų, pasidedat po nugarytę ir stengiatės juos išlaikyti, nes bando kažkas atimti. Tai iškeliam kojytes ir leidžiam žemyn 1 ir taip judam. 10-20 kartų. Nepamirštam kvėpuoti. Žiūrėkit, nėra sunku, bet žiūrėkit, labai efektyvus pratimas. Tai va, nu ką, ąžuolai,
pasportavom, aš tikiuosi, jums patiko mano mankšta. Ir jūs pasisėmėt geros energijos, pozityvo ir dabar esate pasiruošę atakuoti jūsų dieną. Bet jeigu jūs vis dar galvojate, kad jums pritrūko šiek tiek pratimėlių, kadangi ir aš prisišnekėjau, kad aš lankiau sportinius šokius ir galbūt parodysiu šiek tiek judesėlių, kuriuos aš vis dar prisimenu, tai mes su Ąžuolu pabandysim porą šokių žingsnelių atkartoti. Tai yra džiaiva, ar ne? Esi šokęs džiaivą? Ne. Prisikalbėjau, turiu, kaip sakant, ir atsakyti savo žodžius, tai bandysiu pašokti džiaivą. Nors bateliai galbūt nėra labiausiai tinkami, bet bandom. Pirmas žingsnelis turėtų būti eiti atgal, ar ne? Grįžtam ir iš šoną. 1, 2, 1, 2 grįžtam. Ir vėl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dabar galime ir su ritmu, ar ne, padaryti tai. Bet iš tikrųjų smagu šokiai visada duoda kažkokio tai naujo impulso, ar ne? Tai bandom dabar greičiau, Ąžuolai. Bandom. Valia. Ir 1, 2, 3, 3. Ąžuolai, mes galėtumėm ir kartu pašokti, tiesiog kaip... Ar galėtum būti mano partneris? Šaunu. Nu, paimk rankytes ir pradedam. Ir 1, 2, 3, 3. Šaunu, ačiū Jums labai. Tikiuosi, kad visi smagiai pasimankštinote. Eglio, tavęs noriu paklausti, nepaslaptis, kad sportininkai labai daug keliauja, ar ne? Kokia įspūdingiausia vieta, kurioje tau teko varžytis? Iš tikrųjų, negalėčiau vienos išskirti. Jos kiekviena yra savitai kitokia, skirtingi iššūkiai, skirtingi nuotykiai vyksta. Aš esu tas žmogus, kuris visuomet bus su nuotykis, kažkur kažkas įvyks, kažkur kažkaip pasisuks ne tą linkmę, kaip aš norėčiau, bet įspūdingiausias vietos, aš nežinau, turbūt visuose didžiausiuose stadionuose, tai yra Olimpinių žaidynių stadionai, kuomet visas tas palaikymas, visa ta atmosfera, jinai tiesiog yra žodžiais nenupasakojama. Tai yra įspūdingos vietos kaip Rio de Žaneiras, ar ne? Ko gero, giliai man yra įstrigęs Olimpinių žaidynių Pekino stadionas. Tai mano buvo pirmosios Olimpinės žaidynės ir turbūt tai yra vienas įspūdingiausių mano, kaip sakant, varžybų vaizdų dar išlikęs mano atmintyje. Ir aš žinau, kad vienose iš Olimpinių žaidynių tu esi sutikusi vieną labai žinomą žmogų. Taip. Iš tikrųjų daug ten jų yra. Iš tikrųjų labai daug visokių tų sporto žvaigždžių, kai tu buvai jauna, ar ne, tu žiūrėdavai televizorių, matydavai sporto žvaigždės, futbolo žvaigždės, teniso žvaigždės ir tu eini į valgyklą ir tu matai, čia jis, o jis eina į McDonald'ą. Tai va, jo, ir iš tikrųjų vienas iš tų žvaigždžių buvo, kuomet mano pirmosios olimpinės žaidynės vyko Pekine. Ir tuomet mes su lietuviais pietavome ir kažkoks šurmulys, girdžiu šurmulys vyksta, kažkoks širšilas, kažkur man už nugaros, aš atsisuku ir žiūriu mūsų tuometinis, ar ne, pasaulio futbolo žvaigždė Ronaldinho. Nes aš esu iš tikrųjų ir futbolo gerbėja, ar ne, ir man buvo kažkas tokio. Mano buvo svajonė, wow, aš noriu nusifotografuoti su juo ir man labai pasisekė, nes viena iš mūsų lietuvių, jinai mokėjo ispaniškai ir jinai sugebėjo ten prasiskverbti, paprašyti, kad su manim nusifotografuotų Ronaldinho. Tai va, tas toks kažkas tokis. Ir šalia buvo, wow! Dabar ta nuotrauka tikriausiai kažkur Emelyje, ar ne? Garbingoje vietoje namuose? Ne, nėra garbingoje vietoje, bet aišku, žinant jo istoriją, visą kitą, kas šiai dienai su juo atsitiko, tai gal nelabai yra gerai, bet tai yra kažkas tokio, iš tikrųjų. Ta prasme, tu kai esi vaikas ir tu sutinki savo kažkokį sporto idealą, tuometinį sporto idealą, tau motyvacijos prūstinis yra 5000. Eglio, kalbant apie olimpinės žaidynės, tai kuris olimpinių žaidynių momentas tau buvo pats įspūdingiausias? Iš tikrųjų geras klausimas, nes reiktų pagalvoti, jų tenais yra keletas tokių įspūdingų, kaip sakant, tų momentų, tai ten yra atidarimas yra labai įspūdingas. Iš tikrųjų, tu vien atvykdamas į olimpiadą, ar ne, tai ta prasme,
ta šventė prasideda nuo atidarimo, ar ne? Tai ta prasme, tas visa įspūdinga šventė yra atidaroma su olimpinė ugnim ir panašiai. Ir be abejonės kitas yra labai svarbus momentas, kai tu startuoji ir atstovauji savo šalį. Tai aš manau, šitie 2 momentai yra patys tokie įspūdingiausi olimpinėse žaidynėse, man asmeniškai. Būtent olimpinių žaidynių atidarėme ir baigėsi olimpinio deglo kelionė ir mes šiandieną studijoje taip pat turime olimpinį deglą iš Buenos Airių jaunimo olimpinių žaidynių 2018 metais. Beje, tais pačiais metais prasidėjo ir olimpinio mėnesio projektas. O Egle, tau kaip tik mes turime vieną iššūkį, šiek tiek susijusiu su olimpinėmis žaidynėmis, šiek tiek su olimpizmu, šiek tiek su kitais dalykais. Man patinka iššūkiai. Turime tau paruošę testą su 3. Nieko baisaus. Viskas gerai, turime 3 atsakymų variantus kiekvienam klausimui. Jeigu nebusi tikra dėl atsakymų, tai galėsi pasinaudoti internetu, galėsi paskambinti draugui, galėsi paklausti ąžuolo. Ar esi pasiruošusi? Pasiruošusi. Varom. Tai pirmasis klausimas, kokios yra 3 olimpinės vertybės? A. Draugystė, pagarba ir tobulėjimas. B. Draugystė, pagarba ir drąsa. Ar C. Draugystė, meilė ir drąsa? Iš tikrųjų, visi tinka. Kalbėsim iš tos pusės, iš anos pusės, jie visi vienaip kitaip meilės ir visa kita. Aš matau, Egle, kad tu čia dabar išsisukinėji. Aš bandau gauti laiko, pagalvoti, kurį išsirinkti. A. Teisingai. Yes. Labai gerai, 1 taškas Eglei keliauja. Antrasis klausimas yra susijęs su mūsų šios dienos tema. Tai kurio iš šių vaisių ir uogų sėklos yra paviršiuje, bet ne viduje? Variantas A. Ananaso. Variantas B. Arbūzo. Ar C. Braškės? Visus labai mėgstu. Ananasas, arbūzas, braškės. Bet aš manau braškės. Teisingai, 2 taškai, labai gerai. Matai, nebuvo ko bijoti, netokie testai ir baisus. Dar nesibaigė testas. Dar nesibaigė. Taip, dar turime 2 klausimus. 3. Vaisius ir paukštis turintis tokį pat pavadinimą. A. Gervė. B. Balandis. C. Zylė. Ar D. Kivis? Gervė, gervogė. Ne, kivis. Tikrai kivis. Aš tiesiog... Sveikinu, Egle, 3 taškai iš eilės. Paskutinis klausimas. Kuris olimpinio mėnesio herojus yra atsakingas už sveiką mitybą? Variantas A. Ąžuolas galingasis. B. Luka kibirkštis. C. Amis kilneširdis. Ir D. Una superbičiulė. Aha. Aš manau, pasinaudosiu ąžuolo pagalbą, nes visas žinis yra. Aš turiu vieną variantą, bet aš noriu įsitikinti, ar jis tikrai čia tas variantas, apie kurį galvoju. Gerai, čia tavo teisė, ąžuolai studija. Užtikrintas? Ąžuolas viską žinok, jeigu jau ąžuolas sako, tai tikrai tiesa. Aš pasitikiu ąžuolu, mes esame iš vienos komandos, aš jo nebejoju, tai variantas buvo C, man rodos. 4 iš 4, bravo! Va, ką reiškia komandinis, kaip sakant, darbas. Taip, teisingai. O Egle, sakyk, ar tiesa, kad sportininkams, kad pasiektų gerų rezultatų, yra svarbu ne tik reguliariai sportuoti, treniruotis, bet ir sveikai maitintis? Be abejonės. Tai yra neatsiejamas dalykas nuo mūsų rutinos. Be abejonės. O ar buvo vaikystėje kažkoks tai produktas, kurio labai nemėgai? Jų yra. Dar lik šiol. Iš tikrųjų, nemėgstu pomidorų. Šviežių pomidorų, ta prasme, galiu, ten padažas kažkas, pomidorai ne, tiesiog visi žino, kad nemėgstu. Ir jeigu gaunu salotas, su pomidorais visada iškrapštau. Grybai. Tai grybauti mėgstu tiek miške ir tiek ne miške grybauju,
Bet nieko baisaus, bent jau atsakinėjant į testo klausimus, tai tikrai nesugribavai nei kartą. Teisybė, iš tikrųjų. Jo, ir grybus mėgstu dar tos, kur yra konditerijos gaminiai, ar ne. Ir tai tokie, turbūt, tie du pagrindiniai, kurių, tiesiog, negaliu, kategoriškai negaliu, nemėgstu. Žinau, yra sveika, jie būtų naudingi, turbūt mano racionų, kur galėčiau pakaitalioti kažkur, bet ne, niekaip, dar lik šiol negaliu įprasti. O koks tavo skaniausias patiekalas? Geras klausimas. Žinok, priklauso nuo nuotaikos, iš tikrųjų, irgi, kada ar geros, ar blogos nuotaikos, kitą kartą tiesiog norisi kokios geros sriubos, skaitykim, daržovių sriubos, ar ne, ir man tai yra geriausias, skaniausias patiekalas, vienu žodžiu, iš 5 žvaigždučių restoranų. O, pats susitrini, pasidarai ir labai skanu. Tai vat. Sportuodama apkeliavai labai daug pasaulio valstybių, kuri virtuvė tau pasirodė sveikiausia? Galima iš tikrųjų visur rasti. Aišku, lietuvių nėra vienas sveikiausių, pas mus yra pakankamai toksai sudėtingi patiekalai, ar ne, bet Azijos virtuvė iš tikrųjų. Ta prasme, jeigu iš tikrųjų gaminama taip, kaip turi būti pagaminta, ar ne, sveikai, tai yra labai sveika virtuvė, pietų virtuvė yra labai gera, taipogi, kad ir Afrikos žemynė, žinot, yra gerų tenais tokių patiekalų, ta virtuvė, tenais mėsa ir daržovės, ir vaisiai, visa kita. Tai negalėčiau turbūt išskirti vieną. Ta prasme, visur yra kažko tokių specifinių sveikuoliškų patiekalų. Šiandieną iš tikrųjų klausimų tau esu paruošusi ne tik aš, bet ir olimpinėme mėnesyje dalyvaujantis ketvirtokai. Pasiruošusi atsakyti vaikų klausimus. Vaikai, aš pasiruošus. Varom. Žiūrim. Aš esu Rūta ir mano klausimas yra, kokį maistą jūs dažniausiai valgote pusryčiam? Iš tikrųjų, pusryčiai tai turbūt pusryčiai yra viena tokių man svarbiausių turbūt dienos, ta prasme, dienos pradžia, viena svarbiausia, ar ne, yra pusryčiai, kuomet tu tik prabundi, ar ne, ir viskas prasideda, diena prasideda, nauji iššūkiai, tu turi būti jam pasiruošus, ne, ta prasme, visiems tiems iššūkiams ir panašiai. Tai pusryčiai man yra labai svarbu, aš mėgstu jais mėgautis. Aš galiu 1 valandą anksčiau atsikelti, bet aš noriu jais pasimėgauti, ta prasme. Ir pusryčius renkuosi iš tikrųjų priklausomai, kokia treniruotė manęs laukia. Ir vieną kartą, jeigu manęs laukia kažkokia tai ilgesnė treniruotė, ištvermės treniruotė, tuomet aš daugiau valgau angliavandenių, tai yra vyžinė košė su riešutais, kažkiek medaus, ar ne, sėklos, uogos, ar ne, tai toks. Jeigu bus kažkoks miksas tarp ištvermės greičio arba irgi pakankamai ilgai užtrunkantį, tai aš šiek tiek avižinės košės ir virtų kiaušinių, skaitykim. Tam prasme, 3 minutės virti kiaušinį, ar ne, suskystų tuo tryniu. Ir turbūt mano tokie ir yra pagrindiniai iš tikrųjų. Arba aš kažkokia tai galbūt pati, kažkokia tai duonelė sveika išsikepu, ar ne, ir pusryčiams kitą kartą tiesiog pakeisti visą tą racioną. Labas, mano vardas yra Murtadas. Mano klausimas yra, kiek vandens išgeri per dieną? Wow, geras klausimas, iš tikrųjų labai yra aktualus visiems. Ar sportininkas, nesportininkas, ar vaikas, ar suaugęs, ar paauglys, ar ne, visi turi vartoti skysčius. Ir mes kalbam tikrai apie vandenį, apie tikrą vandenį. Ir jo, iš tikrųjų, jeigu yra karšta diena, jeigu yra sunkios treniruotės, ilgos ištvermės treniruotės, ar ne, tai tuomet aš tų skysčių daugiau išgeriu. Aš tikrųjų nepasakysiu tiksliai, kiek podelių, ar ne, bet tikrai ne 1 litrą ir ne 2 litrus, ta prasme, tai yra daug. Nes tu turi, mes ir esame sudaryti realiai iš vandens, ar ne, ir mums reikia nedehidratuoti, mes turim tada palaikyti, nes skysčių trūkumas yra labai blogai, iš tikrųjų, ir tai lemia ir traumų tikimybė didesnė, ar ne, ir panašiai. Tai išgeriu tai tikrai kokius turbūt per dieną, tai 3 litrus, tai tikrai minimum, aišku, skaitant, net neįskaitant turbūt ir kažkokią sriubą, ar ne, arba ten papildomai kava, arbata, bet kalbant tikrai apie vandenį. Sveiki, aš esu Kotryna ir mano klausimas yra, kiek kartų per dieną valgote? Jeigu atvirai kalbant, rekomenduojama 5 kartus, bet kuomet aš turiu, skaitykim, 2 treniruotės per dieną, man yra labai sudėtinga išlaikyti šitą ritmą, ar ne 5. Aš esu ta, kuri mėgsta turėti
3 kartus, ar ne, ta prasme, tai yra pusryčiai, pietus ir vakarienė. Ir kartais kažkokia tai užkanda prieš antrą treniruotę, tai yra po pietų, ta prasme, tarp pietų ir vakarienės aš turiu dar vieną tokį tarpelį, kuomet aš galbūt išgersiu arbatą arba kavą su kažkokiu tai užkandžiu. Tai va, realiai, tai galėčiau atsakyti, jog 3-4 kartų per dieną. Ačiū labai vaikams už klausimus. Na, o aš tau turiu tokį vėl greitą testuką. Tiesa, šį kartą nebus jokių teisingų, neteisingų atsakymų. Tiesiog pabandysime pažiūrėti, kas tau labiau patinka. Tai pirmiausia, vaisiai ar daržovės? Daržovės. Arbata ar kava? Kava. Kava. Jo, aš labai mėgstu kavą iš tikrųjų, bet reikia atsakingai ją gerti. Kalbant apie saldesnius patiekalus, blynai ar varškėčiai? O galiu atsakyti mano mamos varškės apkepą. O jeigu reiktų rinktis tarp blynų ir varškėčių, priklausomai kokie blynai, mamos blynai, tada mamos blynai. Na, kitas klausimas yra lietuviška virtuvė ar užsienietiška, tai čia tikriausiai mamos virtuvė turėtų būti, ar ne? Arba Eglės virtuvė. Bet užsienietiška. O pati gaminti ar mėgsti? Mėgstu. Aš kartais galiu praleisti iš tikrųjų valandas tai virtuvėje kažką eksperimentuodama ir panašiai, bet mėgstu. Ar žiūri kažkokias tai kulinarinės laidas, iš ko semiesi idėjų? Iš tikrųjų, mane tokia yra, nežinau, toks dalykas, kad aš nuvykstu kažkur į užsienį, ar ne? Aš paragaunu kažkokį naują patiekalą, ar ne? Man patinka, wow, aš noriu tokio irgi. Aš noriu tokį pat padaryti namuose, grįžus, pavaišinti galbūt draugus, mamą ar dar kažką, tai ar ten... Ir aš tada pradedu eiti per visus, jau ten Facebook'e ir YouTube kanaluose, ar ne, žiūrėti tuos receptus ir panašiai. Kad aš žiūrėčiau taip vat kiekvieną savaitgalį, ar ne, kažkokią tai laidą, tai taip nėra, bet tiesiog kažkur pamatau, kažkur paragaunu, arba kažkas pasako, o, aš valgiau tokį, jo, girdėjau, gal reikia pabandyti, jo, pabandom. Ir tada aš bandau kažką naujo ir tada iš tikrųjų perskaitu kokius, nežinau, ten 10 receptų iš visų skirtingų puslapių tenai ir tuomet jau sudedu pati savo kažkokį tai receptą ir pagaminu. Žinok, Egle, pradinukai turi dar daugiau klausimų tau apie sveiką mitybą. Malonu. Ar esi pasiruošusi atsakyti? Taip. Žiūrim. Sveiki, aš Mykolas ir šiandien norėčiau paklausti, ar valgote daug saldumynų? Mykolai, geras klausimas. Ar daug valgau? Norėčiau daugiau valgyti, bet tai nėra gerai, ta prasme. Valgyti daug saldumynų nėra sveika visų pirma, bet man ir neteikia daug malonumo, sakykime, kokius pojūčius aš jaučiu po suvalgydama daug saldumynų, ar ne? Aš jaučiuosi apsunkusi ir nuotaikos galbūt pradeda kisti aukštyn žemyn, tai daug nevalgau jų, nors norėčiau daugiau. Mano vardas yra Oskaras ir mano klausimas yra, ar tenka lankytis dietų prieš olimpinės varžybas? Oskar, iš kur tu žinai tiek daug apie tas dietas? Iš kur jis žino visai? Vaikai yra labai protingi. Oskarai, geras klausimas, šaunuolis, kad tu paklausi iš tikrųjų. Ar dietų aš laikausi? Aš sakyčiau, kad sveika mityba tai nėra dieta visų pirma. Ir tai yra tam tikros... sakant, maždaug aš nusistatau tam tikras ribas, ar ne, grubiai tariant, ką aš galiu ir ko negaliu. Ir tiesiog aš žinau, kad aš galiu tai valgyti, to negaliu. Ir man tas nesiskiria, ar tai yra varžybos ar ne, ar tai yra stovykla. Aišku, stovyklos metu galbūt mes galime ten daugiau pasmaližiauti, ar ne, kuomet po sunkių treniruočių ir panašiai, susėdę visi kartu kažkokį naują pyragiuką ten paragauti. Bet kažkokių ypatingų dietų tikrai nėra pas mane. Labą dieną, mano vardas Deimantas ir mano klausimas. Ar manot, kad mėsa yra sveikas maistas? Irgi labai geras, man patinka iš tikrųjų, vaikai, jūs esate labai išmintingi iš tikrųjų, aš nežinau, kur jūs tai ar skaitėte, ar girdėjote, ar sakėte, bet kad kyla tokie klausimai yra labai šaunu, iš tikrųjų pagarba jums. Ir kalbant apie mėsą, mes girdėjome labai daug iš tikrųjų ir nuomonių skirtingų, ar ne, vieni gali valgyti mėsą, vieni atsisako valgyti mėsą, bet yra visiškai individualus reikalas. Vieniem padeda
netgi tai yra geriau gyventi be mėsos, o kitiem kaip tik negali. Ne? Aš esu ta, kuri valgo mėsą, bet pas mane nėra taip, kad aš jas labai noriu, tiesiog kartą arba 2 kartus savaitę aš valgau mėsą, taip. Ir aš nemanau, kad tai yra nesveika. Gal kažkam iš tikrųjų individualiai nėra sveika, bet tai yra toks labai individualus reikalas. Yra toks stereotipas, kad sveikas maistas yra neskanus. Ne, tai mitas. Sveikas maistas yra skanu. Aš manau, kad tai yra mūsų galvoje turbūt kažkokie sukurti stereotipai iš kažkur, nežinau, bet tai yra sveika. Negi braškės neskanu. Skanu braškės, ar ne? Tai va. Ar tai nesveika? Tai sveika, ar ne? Riešutai. Riešutai skanus. Ta prasme, tai yra, kaip mes kalbam apie sveiką mitybą, tai yra dalis sveikos mitybos, ar ne, tokie dalykai. Ir tai yra skanu. Ir mes galim iš tų paprastų, iš tikrųjų dalykų sukurti tokius patiekalus, nuo kurių mes ten, wow. Kaip sakydami, ten, nežinau, saldainiai, kažkai mes galim iš tų sveikų produktų pasidaryti tokius saldainius, kad, wow, tai kad tie parduotuvėje pirkti ir ten apdoroti visai, jie net neprilygs. O kokį patiekalą tu labiausiai mėgsti gaminti? Ar yra kažkoks tai Eglės firminis patiekalas? Iš tikrųjų turiu. Turiu aš savo firminį ir galiu, manau, drąsiai sakyti, kad pavergiu iš tikrųjų labai daug širdžių. Ir ne tik Lietuvoje, ir užsienyje iš tikrųjų, ir mano komanda. Ir labai daug žmonių iš tikrųjų vertino mano šitą pyragą. Tai jis yra toks ypatingas. Ką nors pavaišinsiu. Aš labai tikiuosi, kada nors paragauti to garso Eglės pyrago. O šiandieną, žinok, mes tau turime dar vieną iššūkį. Neprašysime pagaminti pyrago, bet mes šiandieną su Egle gaminsime glotnutį. Tai keliaukime į virtuvę. Drąsiai, varom. Taigi, priimu jūsų iššūkį pagaminti skaniausią, sveikiausią glotnutį. Negaminu daug glotnučių pas save namuose, tačiau šitas glotnutis kažką jis tokio turi ir man retsykiais aš pasmaldžiauju šituo glotnučiu. Taigi, ąžuolai, pasiruošęs? Labai gerai. Taigi, mes gaminsime glotnutį, kuriame yra visko labai daug. Tai yra vitaminų, tai yra angliavandenių, proteino, netgi riebalų, sveikų riebalų. Taigi, paimam vieną bananą, mes jį supjaustome. Iškart mes galime įdėti į mūsų indelį. Nu, manau, mums reiktų gal dar vieno banano. Taigi, mes turbūt dabar galime iš tikrųjų suplakti tuos bananus ir po to įdėsime daugiau kitų ingredientų. Taigi. Toliau. Mums reikia riešutų sviesto, bet aš visada mėgau žemės riešutų sviestą, tačiau šį kartą aš panaudosiu migdolų riešutų sviestą. Mano manymas yra šiek tiek sveikesnis negu žemės riešutų. Jis irgi labai labai skanus. Nori paragauti? Tai vat, iš tikrųjų, kiek dėti riešutų sviesto, tai žiūrėkit, nepersistenkit, nes jis yra pakankamai kaip ir labai sotus ir turintis ir labai koloringas, todėl nepersistenkite. Žinau, kad daugelis negali suprasti, nu kam tie špinatai, neskanu, bet iš tikrųjų šitam glotnutis špinatai turi tam tikrą tokį cinkelį, iš tikrųjų priduoda ypatingą skonį glotnučiui. Tai va, mes įdėsim, nežinau, kiek jūs pradžio gal jūs bijosit dėti daugiau, bet aš tai nebijau įdėti daugiau, nes man patinka. Kaip ir sakiau, aš mėgstu daugiau daržovių negu vaisių. Įdėsim, dabar mes suplaksim viską, ką sudėjom ir po to pratęsim dar. Malasi. Super. Toliau. Tęsiam. Iš tikrųjų labai yra gerai dalimis viską susmulkinti.
Mes dar turime šiek tiek įdėti dėl saldumo šiek tiek medaus. Kaip žinote, medus irgi šiai dienai labai sušildo. Šiek tiek mes įdėsime sėklų ir įdėsime šiek tiek ledukų. Šiek šaltas būtų, gaivesnis. Ir mes turime šiek tiek migdolų pieno. Nu, žiūrim, kaip čia veikia šitas aparatas dabar. Turėtų veikti. Va, viskas gerai. Nu ką, plakasi. Kartais reikia, žinot, šiek tiek pamiksuoti. Nori? Prašau. Ačiū labai už pagalbą. Super. Tada komandinis darbas yra ypatingesnis, ar ne? Ąžuolai. Manau, man reikia dar tavo pagalbos. Šaunuolis. Ir dar kartelį. Nu ką, aš manau, čia viskas yra super. Bandom. Aš manau, ąžuolai, tu nekantrauji paragauti šitą smūtį. Taigi, ąžuolai gali padėti, palaikyti ir aš tau įpilsiu. Prašau. Taip, aš įpilsiu dar vieną. Nu ką, gavome labai skanų glutnutį. Iš tikrųjų, spalva irgi labai graži, ar ne? Taigi, aš manau, kad yra vienas skaniausių glutnučių po treniruotės. Taip, kad skanaus ąžuolai. Ragaujam. Man skanu. Skanu? Super. Aš tikiuosi, kad jūs turite daugiau taurių, nes aš nekantrauju taip pat išbandyti. Atrodo labai skaniai ir labai sveikai. O jums, olimpinio mėnesio dalyviai, mes turime iššūkį. Pagaminkite sveiką patiekalą namuose su šeimos nariais, nufotografuokite, o nuotrauką iki kito antradienio atsiųskite elektroniniu paštu, kurį matote ekrane. Egle, ačiū tau už puikią pamoką, ačiū už labai skanų glotnutį, už puikią mankštą, ačiū, kad buvai šiandieną pradinukų mokytoja. Paskutinis dalykas, ko noriu tavęs paprašyti, ar gali pradinukams apibendrinti, kodėl yra svarbu sveikai maitintis? Galiu, iš tikrųjų, ir pasakysiu taip visiems joms, kad, žinot, kad gerai jaustis, reikia ir ne tik sportuoti, bet ir sveikai maitintis, ar ne? Ir gerti daug skysčių, išsimiegoti ir būti pozityviais, ar ne? Tai sveika mityba iš tikrųjų įtakoja ir jūsų savijautą, jūsų nuotaiką, kiek jūs būsite energingi visą dieną, ar ne? Tai patikėkite, tai yra labai svarbu. Ir palinkėsiu, kad tiesiog atsakingai rinkitės maistą ir išlikite sveiki. Ačiū tau labai, ačiū visiems žiūrėjusiems. Šiandieną su jumis jau atsisveikiname. Susitiksime kitą savaitę. Kitoje pamokoje kalbėsime su kitu Lietuvos olimpiečiu, tačiau nemažiau svarbia tema – emocinė sveikata.